Alio. Andžėjus, sveiki. Sveiki. Čia Maksimas skambina iš Trakų paramos šeimai vaikams centro. Taip, klausim. Aha, Andžėjus, žiūrėkit, reikėtų pagerinti mums tą posėdį ir susitikimą pas jūs namuose. Kokį posėdį, kas jūs tokie? Kas jūs tokie, kad jūs priimčiau namo, aš nesupratau. Mes esam... Man pajibat, kas jūs esat, aš pas jos namų nevažiuoju, jūs pas mane namo nevažiuokit. Dauna šliopai, blėt. Kas jūs nahui tokie, kad jūs pas mane namo atvažiuosit? Tai, alio, garaž, blėt. Mes esam socialiniai. Man pajibat, kad jūs esat socialiniai, pas mane, blėt, viskas gerai namie, nahui. Man pajibat, kad jūs socialiniai esat, jūs tai suprantat ar ne? Alio, garaž, nahui. Tai žiūrėkit, tai jūs žodžių šią dieną atsisakot, kad mes... Aš neatsisakau, aš tiesiog neprivalau čia pidarastus visokius leisti pas save namo. Kas tu nahui toks, kad aš tave namo suleisiu, blėt? Pas mane viskas gerai, aš gal pas tave man atvažiuot namo pažiūrėti, kas pas tave darosi, nahui, ar ne? Tai mes ir norim įsitikinti, kad pas jūs... Man pajibat, supranti, kas tu toksai, dievas nahui? Tu dievas ar kas tu? Ką tu, blėt, achuėl ar kokio bibio? Tu žinai, su ko tu, blėt, Tu supranti, su kokiu tu prasidėjai. Tu, blėt, prarasi šitą darbą. Tu prarasi šitą darbą, žmogau, na. Aš tau atsišiauju. Ką gerai? Ką? Jeigu nenorit leisti namo, gal norit atvažiuoti Rūdiškių seniūniją? Valandą 200 eurų mokat, man atvažiuoju. Ne, mes tokių paslaugų ne. Jūs tokiu, taip. Jeigu jūs norit padėti, man tai padėkit. 200. Gerai, Andžėjus, tai reiškia, atsisakot. Aš neatsisakau, aš tiesiog jokius pidarus pas save namo neleisiu, suprantat, ar ne, nahui? Aš neatsisakau, kodėl aš privalau leisti jūs namo, na? Kas jūs tokie? Gerai, aš... Kas klausiu jūs tokie? Tu dievas klausiu. Aš ne dievas, tu socialinis darbuotojas. Aš nežinau, ką reiškia socialinis darbuotojas, Man, nahui, aš nesusitiku, aš su tokiais veilniais kaip jūs, nahui, nesusitinku, aš tai su normaliais žmonėmis susitinku, jūs suprantate, jūs tai ar ne? Nes jūs, bet kur žmonės normaliai gyvena, jūs juos tikrinat, o kai žmonės, kurva, vienoj lovoj miega, blėt, 3 vaikai, nahui, šika prie stalo, myža prie stalo į kibirą ir tas pamokas daro ant to pačio stalo, kur myža, nu žodžiu, jūs, blėt, tos šeimas gal tikrinkit, alio. Pas Janina Šuriecka buvot, nahui, pas aš sūnus, Kryša pajekala sūnui, pas jūs buvot pas Janina Šuriecka, iš Aglenikų kaimo? Žiūrėkit, aš pas jūs klausimą daviau, nahui, aš į policiją skambinu, pas mane visi įrašai yra, kad bet mane gazdino, nahui. Ir kalbam apie jūs, o ne... Man pohui, aš sakau, pas mane įrodymai yra, pas jūs nėra įrodymų, kad aš blogai gyvenu, ponė, ar ne, nahui? Mesgi nesakom, kad jūs blogai gyvenate. Tai aš nenoriu jūsų priimti, jūs kas už tokie, nahui, aš viešinsiu visus pidarus, tokius kaip jūs, nahui, nes jūs tos žmonės, pas kuriuos rimtai reikia pagalbos ir jiems stogas važiuoja, jūs pas juos, nahui, nevažiuojat. O pas mane jūs, blėt, važiuojat, nahui, tikrinti, kas pas mane gerai. Kas jūs, nahui, tokie? Aš nei vieno pidarus šiandien neįleisiu. A policija įleisiu, jūsų pidarus neįleisiu, suprantat jūs ar ne? Nes policija... Supratom, kad neįleisiu. Tai vat, nahui, jūs pizda visiems, aš rimtai sakau, nahui. Все, atėjos Barbados, nahui. Vat žmonės, kaip reikia su tais gandonais kalbėti, nahui. Žiūrėkit, dabar va, aš norėjau, blės, gerą video padaryti, bet dabar turbūt neišeis, nahui. Palaukit, toj, nahui, toj bus čiūdų, nahui. Nu va, biškį apsiraminom, žodžiu. Paskutinį kartą kreipiuosi pas to žmonės, kurie man skolingi. Aš rimtai sakau, nahui, viešinsiu, bus pasakyti vardai ir pavardės. Ir įkeltos, nahui, Facebooko nuotraukos visus. Nu, profilio nuotraukos, hujofilio nuotraukos, nahui. Visų žmonių. Tai va dabar tik vardus tai viešinsiu, jo žmonės. Iki vakaro, nahui, nebus, iki 9 valandos vakaro nebus, nahui, šitą man ant sąskaitos pinigėliai, tai ką jūs skolingi, nahui. Pizdėt, visa Lietuva pamatys, kad su jumis prasidėti nereikia, nahui, nes, blėt, nes jūs, nahui, gandašliopai įbainių, suprantat jūs tai ar ne? O jūsų reputacijos, oi, kokios blogos, rebetos, oi, kokios blogos. Ir šitas, ir kontrabandas, nahui, ir, blėt, ten dar kažkas, Tai kad žmonės, davai, aš vardus pasakau ir sumas, kad ras man turėsit, nahui, įmest.
Tiek, kad mes, aš jo neįvardinsiu, bet tiek, kad mes, nahui, įvardinsiu ir dėl vaikų teisų skambisiu, sakysiu, kad bus netinkamas gyvenimas, prie vieno stalo myža, ten, blės, prie valgomojo stalo į kibirą myža, prie valgomojo stalo į kibirą šika, nahui. Visus šitus pidarus, nahui, aš viešinsiu. Ir netgi tave, katras mane suvedė su vieno pidaru, supranti? Su Sauliuku tokiu, nahui, kuris man babkių skolingas. Tave irgi paviešinsiu, nes tu pidaras, nahu, Krisa Ибана, понял или нет? Tu mane įkišai šitą gandoną pas tą gandoną, nahu. O dabar esi pisinėjai. Блядь, aš tavo vardo nerašau, bet aš prisiminsiu, žodžiu. Jo, tai va, короче, prie Sauliaus parašysiu čmėlius, nahu. Jo, čmėlь. Nu, ты понял, čmėlь. Я покинцо, нахуй, sakau, nahu, po kol kas tik tais, tai va. Tai va, žodžiu. Tai, Marius Lentvaris, nahu. Marius Lentvaris susijęs su Vitaliku, nahu. Vitalikai, Marius Lentvaris. Jūs man skolingi, nahui, tai. Tu, štuka 600 skolingas ir tas pidaras 500. Tai jau 2100 eurų. Vitalikai, ištavęs 2100 eurų. Nes paviešinsiu, iškviesiu ant tave, nahui, šitą, blėt, kaip jinai, vaikų teisų tarnybą. Sio, aš galvoju, tu mane supratai. 2100. Tapsime, 2100 ištavęs. Nuolaidų jokių nebus, na. Tai, drūlė, žūkas kaziolas, na. Drūlė žūkas kaziolas. Per daug jūs įsipisinėjat, na. Štuka eurų ir jums, na. Nežinau, kaip jūs ten bet kažką tai gausit. Viską papasakosiu apie jūs, ką žinau. Štuka eurų man ant sąskaitos. Grinais nepriimu, ribetos, grinais nahui nepriimu. Toliau, Tadas Gipsioras. Tadulė, Gipsiorai. Tas, kuris Palangoje dirbam, oi, Klaipėdos su tavim dirbam, kai tu mane irgi ten, blės, rastėgyval ant šitų, ant pinigų, na. Tu man skolingas du gabalus, žmogau, 2 gabalai. A ne paviešinsiu į tave pidaras, kad, nahui, tavęs daugiau niekas neimtų, kad tu pas nieką daugiau pasakysiu, ką tu, kur, nahui, kaip tu apipisinėjai dar vieną tą, pas kurią aš dirbau, nahui. Tai žodžiu, Tadulė, davai, nahui, šitą. Jeigu tu mane matai, nahui, davai gražinėk skolas, pidarastas tu Ibanas, nahui. Toliau, Siominas, o, čia, blės, jau turbūt pavardė, nahui, aš nežinau. Nu, žodžiu, Siominas, nahui, 600 vrasat, Siominai, 600 vrasat, nes bus irgi paviešintas, nahui. Man paibati, aš žinau, kad tu iš Lietuvos išvažiavęs. Da pizdai. Mes dabar prie žvėrių priėjom. Liūtas karalius, liūtai karaliau. Štuka eurų iš tavęs, nes paviešinsiu, daug ką turiu apie tą paviešinti, kad tu Ibanas alkašas, kad tu, nahui, apipisinėjai žmonės, kad tu pas tave žmonės dirba, ateina dirbti už maistą, nahui, kad už maistą ateina pas tave dirbti, jo, liūtas karalius, liūtas karalius. Vitalikas jau buvo, Dobrika, Данила, Денчик. Там за покрышки мне надо чуть-чуть бабла скинуть, понимаешь? Ты мне там что-то где-то, нахуй, обещал скинуть, нахуй, да тут жиру как не скидываешь. Денчик. Aš žinau, kad tu nenori būti viešinamas, nahui. Tai va davai, ir tu mano laivų nežiūri. Tai va, jeigu tokį Denčiką Lieto, номер на БМС у него Lieto. Jeigu jūs šitą Denčiką pažįstate, tai įperskaityti, kad man iki vakaro 9 valandos būtų 260 vrasов. Витька, а ты меня наебал, походу, да? Я не буду думать тебе, как у Витьки, apie kokį aš Витьką čia šneku. Bet tu mane apipisai. Tu mane nahu vakar apipisai. Tu nepadarei tai, ko prižadėjai. Aš nepasakysiu po kol kas, nei tavo vardo, nei tavo pavardės, tave pidro po kol kas nevadinsiu jo, nes tu gyveni su mano plimenice. Bet jeigu iki vakaro tu nepadarysi tai, ką pažadėjai, nahu, paviešinsiu ir tave, nahu. Nes, blėt, aš tau padariau gerą, tu, blėt, nieko nepadarei, nahu. Вообще nieko. O nors tu žadėjai, kad darysi. Nors žadėjai, kad tau, sakėjai, kad tau pizdės, kai patinka, nahui, kad aš kačiukus maitinu jo, bet, nahui, pizdiukas ne vieno laiko mane statėjai, nahui, iš to patikimo. Tai kas ten pas tavę sėdė, galvoj, nahui? Ar sielai, kas ten pas tavę sėdė? Na, įbašikas kažkoks, tai, da? Tai gal neverta, kad tu gyventum su mano šitą, su mano plimenice, alio, garaš, nahui. Tai kad, žodžiu, jeigu iki vakaro 9 valandos nepadarysi tai, ko pažadėjai, visur, nahui. Per visus galus, per visus kampų tos mano akauntus, nahui. YouTube'as, TikTok'as, nahui, Instagram'as, nahui, ir šitas, ir Facebook'as. Jeigu tu šito, nahui, nepadarysi iki vakaro 9 valandos, paviešinsiu ir tave, nahui.
Važiuosiu ir viešinsiu, nahui. Pasakysiu, va, žmonės, aš jam krūvą padovanojau, blėt, atidaviau, nahui. O jisai, blėt, žadėjo, bet nahui iš jis nieko nepadarė. Net tai draugus mane nepakvietė, nahui. Prikim? Jo mergaitė mane, mes jau drauguose Facebook'o, jo kažkur tai jisai dingo, nahui. Turbūt iš tos laimės, čia pamiršau, ką reikia padaryti. Nu gerai, šitą reikalą aš atleisiu jam, pakol kas, iki 9 valandos. Tai kad, jeigu kažkas tai žiūri, tai... Jo, pakol kas tiek, nahui, žmonės. Rimtai, pas mane visos nuotraukos yra, visi vardai yra, nahui, visa istorija čia nais pas mane yra. Aš įrašysiu. Aš dabar va įrašysiu jo, va, tos visus vardus. Ir įmesiu. Ten tik reikės tik mygtuką paspausti ir viską, žmonės. Tai kad jau, kai tu žiūrėsi šitą vidosą, pas mane jau tas vidosas bus įmestas. Ir po to tik tais, nahui, 9 valandą jisai pasirodys, 9 valandą pasirodys šitam viešojo erdvėje, žmonės. Tai va, ребятос, с вами было облако, это не прикол, это развод, ребята, это просто развод. Я уже не приколю, да, это не прикол. Это нахуй развод, блядь, как вы меня развели, так я буду вас разводить, пидорасы вы ебаные, нахуй. Tai kad žodžiu dalinate šito vidosu, kad kuo greičiau iki tų pidorasų daeitų, nahui, nes jeigu jie nedaeis iki jų, kaip sakant, kaip ten sakoma, nuo nežinojimo šitų, blėt, kaip ten, įstatymų, jūs nuo šito neatleisti, nahui. Да? Так вот, ребята, все, давайте.